Lyginant cirkonio keramikos implantus bei titaninius implantus, turbūt akivaizdžiausias skirtumas yra šių implantų spalva. Tam tikrais atvejais, integruojant implantą į plonesnį kaulą ar žmogui turinčiam plonesnį dantenų genotipą, gali atsirasti spalvos patamsėjimas. To galima išvengti sukant cirkoninius implantus, todėl jie pasaulyje dažniausiai ir naudojami aukščiausiam estetiniam rezultatam pasiekti. Kadangi cirkonio keramikos implantų biologinis suderinamumas yra daug aukštesnis negu titaninių implantų, iškart sumažėja rizika kauptis bakterijoms aplink implantą, ko pasėkoje nutirpsta kaulas ir implantas gali iškristi. To mes galime išvengti naudodami cirkonio keramikos implantus. Kadangi visuose titaninių implantų lydiniuose yra kitų metalų priemaišų, yra rizika atsirasti alerginiam reakcijom. Kad to išvengti, naudojame cirkonio keramikos implantus. Dėl unikalių cirkonio keramikos implantų savybių pastebime, jog tiem pacientam, kuriem implantuojame cirkonio keramikos implantus, implantai prigyja daug greičiau bei gijimas yra daug sklandesnis.